Sveiki, bičiuliai. Turbūt jau daug kas girdėjote, kad Tapinas laimėjo bylą, vadinamą dėl nevatai šmeižto, prieš Orlauską, Janutienę, Gorienę ir į televiziją, jinai kaip retransliuoja tiesiog visas tas YouTube laidas. Ir visi jie kolektyviškai bendros sumoje ten daugiau negu 100 000 eurų gavo baudos. Kaip teisingai daug kas pastebėjo, Tapinas laimėjo bylą, kurios metu jam buvo priteisti pinigai didesni negu būna priteisimi jau tiems vaikams, kurie patyrė seksualinę prievartą. Tai vėlgi rodo tam tikrą prioritetą. Vaikai, kurie patyrė seksualinę prievartą, jie tokios materialinės ir nematerialinės žalos kompensavimo tokių negauna. Bet už tą Tapinas gauna kiek įmanoma maksimaliai daug. Aišku, jis kaip ir teigia, tai tie pinigai bus paskirti Ukrainai ir jis netgi savo Facebook'ose triumfuoja, mėgaujasi. Štai Rasakova yra, pažiūrėkit šitą atkarpą, vienas liūdniausių matytų maestro laidų ištraukų, bet kolektyvas labai aktyviai organizuojasi paramos Orlauskui akciją. Dalyjasi daugybėje šeimų maršų grupėse, ragina prisidėti, kad ir po nedaug. Aišku, yra niuansas, dar niekada maršiečiai taip nesistengė surinkti pinigų Ukrainai. Tai čia toks ganėtinai gavos ne tik, kad jie nuskausmino tuos kanalus YouTube, bet jie dar netgi tokį trolinimą padarė, kad dabar visa ta parama, visa ta priteista byla keliaus netiesiogiai Tapino, bet keliaus kažkur tai į Ukrainos ten kažkokį fondą, aš nežinau kažkur, bet jų po kariaujantiems Ukrainos kariams. Tai čia gaunas taip, kad visi tie kabutėse, kaip sakoma, vatnikai, kurie niekada Ukrainai neaukotų, bus priversti paaukoti Ukrainai pinigų. Iš žmogiškos pusės man aišku gaila ir to Orlausko ir Gorienės ir Janutienės, nepaisant to, kad aš Janutienę vertinu skeptiškai, Orlauską irgi taip šiaip savo, žinai, Gorienė aišku yra biškai geresnė, korektiškesnė, tvarkingesnė, bet pats faktas gauti tokias sumas susimokėti be abejo tai yra skausminga ir tikrai materialiai tikrai jos paveiks. Ir ši byla tikrai yra precedentas yra tame, kad yra įmanoma iš galios pozicijos, o jie vis dėlto yra tiek Tapinas, tiek visi kiti yra iš galios pozicijos, jie gali turėdami išteklių samdyti brangius advokatus, daryti tyrimus, peržiūrėti šimtus video ir ten iškarpyti visą tą, ką reikia. Jie be abejo organizuotai dusina tą vadinamą opozicinę žiniasklaidą. Nors aišku, aš jos didelį labai opozicinę nelaikau, bet iš principo šios valdžios, šios santvarkos akyse mes visi esame jiems vienodajam lygmenyje, čia mes tik tarpusai niobijamės ir tarpusavį nesugebam susitarti, bet jie visi mūsų žiūri kaip į potencialius priešus. Ir dabar pirmiausia, aišku, skalpuoja didžiausius, tie, kurie yra potencialiai grėsmingiausi. Nors jie, vėlgi, mano akimis, nėra tokia grėsmė. Kodėl jie tokia nėra grėsmė? Todėl, kad jie visi kiekvienas gyvena savo narvelyje ir niekas nenori kartu bendradarbiauti. Ir nesiekia padaryti politinio rezultato. Nes mes galim tas laidas daryti iki nugriuvimo, mes čia galim šnekėti ir demaskuoti ir visa tai yra kaip ir gerai. Bet jeigu mes iš viso to neįspausim jokio politinio rezultato, tai mūsų anksčiau ir vėliau vieną po kitą palengva skalpos dusins ir dusins. Kai aš turiu menyje siekti politinio rezultato, tai reiškia visi tie, kuriuos persekioja valdžiukės, kurie visi bent jau kritikuoja visas tas valdžias, ar tai konservų, ar tai socdemų, visi ten nuo Janutienės iki visų kitų Gorienių, ten Klyvečkų ir dar kažko, visi turėtų sugebėti susirinkti vieną vietą ir susitarti dėl kažkokios bendros asociacijos, dėl kažkokios bendros veiklos krypties. Aišku, geriausia, jeigu tai darytų, inicijuotų būtent tie didžiausi YouTube kanalai, kurie turi didžiausią tą sklaidą, o visi kiti mažiukai, mažesni irgi galėtų prie jų ten jungtis ir visi kažkaip bendrai susiburti. Nepaisant to, kad aišku, jie visi yra labai skirtingi. Bet esminis jų tas dalykas turėtų, aš kaip sakiau, Lietuvoje nėra jokių partijų, kurie ateitų ir nušluotų šitą valdžią, kurie pakeistų šitą tvarką. Vienintelis yra būdas labai plati kažkokia koalicija, ten nuo dešiniųjų iki kairiųjų, bet visi tie, kaip kabutėse vadinama antisistema, kad ir kaip tas žodis būtų nuvalkytas, kad jie sugebėtų pasiruošti tiek savivaldos, tiek Seimo rinkimams, ar patys, ar per savo atstovus išstumtų tiesiog į valdžią. O ta atėjusi valdžia darytų paprastus dalykus, tiesiog mažintų įvairią cenzūrą. Tai prasme, mažintų centrinės valdžios galę, kad visi žmonės galėtų kiek manoma daugiau dalyvauti politikoje, kad galėtų kiek manoma laisviau kalbėti. Tai toks būtų pagrindinis visos tos neformalios žiniasklaidos tikslas iškelti tam tikrus žmonės, kurie darytų reikiamas permainas Lietuvoje, nes kol tu neturi politinės valdžios,
tu gali turėti tą kažkokią tokią tą žiniasklaidą, bet tai vis tiek pradės skalpuoti. O kad šita byla, jinai tokia labai neiškina, tą patvirtino ir Gorienė, nes pirmos instancijos teismuose jie visi laimėjo, bet buvo pasirodo apeliacinis teismas ir tos teismo procesas vyko už akių. Tai reiškia, pati Gorienė po kiek laiko tik sužinojo, kad jinai yra nuteista, jinai net dalyvavo. Jinai net negalėjo to teismo procese, bent jau kaip jinai teigia toje savo laidelėje, negalėjo jinai pati ateiti tą teismą, pareikšti savo pozicijas ar apginti savo pozicijos. Tai įsivaizduokit, ant kiek tai yra klaiku. Aišku, yra dar aukščiausiasis teismas, dar gali jie skųsti šitą bylą. Aš nežinau, ar jie tą darys, kol kas matau, kad jie tik tai renka tos pinigus. Bet aš mano manimu vertėtų iš principo tą daryti ir po to bandyti jau kaip praeis tą aukščiausią teismą, bandyti iki konstitucinių eiti arba bandyti į Europos ten tos teismus eiti. Nes šioje vietoje užleisti nereikia, nes pinigų suma tai yra beprotiškai didelė. Ir tos piniginė suma skirta tam, kad ir jos diskredituotų, patrolintų, kaip ir minėjau, sako, paramos Ukrainai rinkimų. Ir kitas variantas yra skirta tai, kad be abejo jie bijotų šnekėti. Ir iš tikrųjų, kai pagalvoju, kad Šurajevas Seime spjaudėsi, visus šėrė, atsiprašau, lytiniais organais ir dergėsi kaip norėjo, ir jam 25 eurų bauda, kiti veikiai siūlė šaudyt, naikint, žmonės šaudyt, naikint, vadino gyvuliais, parazitais, vodulė įvairiausiai žodžiais. Sako, žinokit, čia tokia saviraiškos laisvės išraiška. O dabar teisingi faktai paminėti, absoliučiai teisingi. Dar kartą pakartosiu, kaip matote, visos laidos iš kiemo pusės visada rodome vienoje ar kitoje pusėje nuorodą, kuo remiantis mes tą sakom. Nei vienas iš tų šaltinių teisme su Tapinu nebuvo paneigtas, jie nepateikė jokių įrodymų, kad tie mano nurodyti šaltiniai yra neteisingi. Priešingai, nurodė savo šaltinius, kurie tik patvirtino mano šaltinį. Nežiūrint to, teismas sako, neturi teisės minėti Tapino. Aišku, teisybės dėliai, aš esu klausęs keletą tų Janutinės laidų, seniau dar kaip kartais paklausydavau. Pas jie yra tikrai problema, kad jie mėgsta šnekėti tai, ko negali pagrysti. Dėl to reikia irgi atsargiai šnekėti. Tu negali teikti, kad koks Tapinas ten kažką pavogė, jeigu tu neturi 100% įrodymų. Nepaisant to, kad jis man labai nepatinka tas Tapinas, nepaisant to, kad aš labai skeptiškai visą tą vaidinama jų ten Laisvės TV žurnalistiką žiūriu, bet jeigu aš neturiu realių 100% įrodymų, aš negaliu teikti, kad jis ten kažkokias paramas surinkęs jas išvogė. Gal jis tą padarė, o gal ir nepadarė, aš to nežinau. Tai irgi reikia galvoti, irgi dėl to, ką tu sakai, nes kiekvieną tą mūsų vaizdo įrašą peržiūri tam tikros struktūros ir jas ieško tų kabliukų. Tuos kabliukus surinkę, po to eis nusikliai tie nuolat teisiniai procesai ir tada už tos kabliukus baus. Tai reikia suprasti, su kuo turim reikalą. Nėra čia Lietuvoje to žodžio laisvės, nėra Lietuvoje tos demokratijos, yra tam tikras tas fasadas, ir tik tiek, kad tam tikri stabdžiai, kad dar negali tiesiog mūsų cypiančių gatvėje paimti už rankų, įtempti į grūstį į kalėjimą. Dar bendras europinis kontekstas to neleidžia padaryti, kol kas. Bet galima visais kitais metodais palengva dusinti, o taip pat efektyviausias būdas dusinti vairius opozicionierius yra teismai. Nes žmogus įveltas teismus, jis gaišta laiką, jis leidžia pinigus advokatams, jis leidžia pinigus, jeigu pralaimi bylą sumokėti turi, tai jis gaišta savo laiką, praranda daug pinigų ir yra išspaudžiamas tam tikrus cenzūros rėmus. Ir panašu, kad dabar precedentas yra padarytas toks, kad žmonės, kurie siejami su vienom ar kitokiam valdžiom ir struktūrom, automatiškai gali prispausti tos, kurie nesusiję su jokiom valdžiom ir struktūrom ir kurie oponuoja visom valdžiom ir struktūrom. Ir nepaisant kaip to, kad iš tikrųjų tą vadinamą opoziciją žiūriu skeptiškai, bet vis tiek tai yra šioks toks balsas, kuris kalba šiek tiek kitaip. Ir kaip ir minėjau, nekartą esam šnekėję, tiek aš, tiek ir Laurynas yra sakęs, kad ta pati Janutinė, Gorienė, jie pramina kelią mums kitiems mažesniems kanaliukams, kad ir mes galime irgi kažkokį pasiekti didesnę auditoriją, kad mes galime irgi daugiau
kad mes galime irgi sukurti kažkokią internetinę televiziją ir per ją reikštis tą savo poziciją. Bet kritika šių pusės yra tame, kad tiek Janutienė, tiek Gorienė, tiek Orlauskas pasiekia tam tikrą auditoriją, jie nepadeda kitiems mažesniems kanalams aukti, o kas jiems trūkdo pasikviesti vienas po kitą į laidas, pareklamuoti kitus mažesnius kanalus. Kas tai gautųsi, kad Lietuvoje atsirastų daug daugiau tų skirtingų YouTube kanalų, kurie turėtų daug didesnę auditoriją ir mes visi kartu bendradarbiaudami galėtume atėjus, kaip sakom, valandą X, atėjus momentui, kai reikia iškelti normalius žmonės į politiką, mes galėtume šauti iš visų patrankų. Bet jie to nedaro, kai jie turi savo atskiras įmonės, jie uždirbo iš to pinigus, jie iš to pragyveno, tai yra jų darbo vietos praktiškai, nes tiek Gorienė, tiek Janutienė už to profesionaliai užsiima. Ir jie daro taip ten kažkokias tas temelės, visą kitą, ima tos vietinius skandaliukus, naudoja Janutienė tas clickbaitinės, kaip sakoma, antraštės, nes pažiūrėjau, antraštė su turiniu jinai nebūtinai turi sėtis, įdeda tos žmonės, kurie erzina, tarkim, pasakyti dėmesį, kad neproporcingai daug būna Landsbergio veidų uždėto ant tų viršelių vaizdo įrašo, nors apie tą Landsbergį galbūt visai nieko nešnekės. Jinai kaip buvusi žurnalistai, jinai puikiai žino, kaip reikia patraukti žmonių dėmesį, kadangi gali profesionaliai kiekvieną dieną daryti laidas, jinai be abejo iš to gali pakankamai normaliai uždirbti. Bet to pačiu jos kanalas, kuris jau beveik ten apie 100 000, ar jau gal turi 100 000 žmonių, yra potenciali grėsmė. Nes tai reiškia, kad galbūt Janutienė kažkurio dieną gali nuslysti, tarkim, nuo kontrolės ir Janutienė gali, pradėti kviesti žmonės, kurie gali kelti grėsmę šiai santvarkai. Kaip pavyzdys, tarkim, visi pyksta be abejo, kad Žemaitaitis nuolat rodosi pas Janutienę laidose. Be abejo, Žemaitaičiui rodymasis Janutienės laidose pridėjo papildomų balsų. Ir nors tai aišku irgi yra tokia dirbtinė opozicija, bet vis tiek jai nepatinka. Tai yra nepatinka tiek tapinams, tiek visiems kitoms čia esančioms santvarkoms, kad atsiranda kažkokia YouTube'ės televizijos, kad ir kokias jas ten tokias nedadarytos opozicinės, bet jas iš principo gali paimti atskirius žmonės, atskirius judėjimus ir juos išreklamuoti ir pakelti. Todėl reikia daryti taip, kad tos televizijos būtų, kaip sakoma, labiau iškastruotos. Ir nepaisant to, kad Janutienė deda su visokios tas antraštės ir pirmam vis tai prasideda laida, aišku, prašyta, kad ten ir ten galit paaukoti Ukrainos kariuomenėje ir taip toliau, tai nepadės. Mes, kaip ir minėjau, mes visi iš šios santvarkos akise esame dumblas ir jie tą dumblą nori dusinti. Ir vienintelis būdas, kaip mes galim apsiginti, mes turime rasti bendrą kalbą, mes turime išmokti tarpusavį bendradarbiauti, vienas pas kitą eiti laidas, vienas kitą reklamuoti, kaip daro beje sisteminiai, atkreipkite dėmesį, visi vienas pas kitą laidose sėdi, vienas kitą reklamuoja, vienas kitą kviečiasi ir jie taip augina auditoriją, jie taip vienas kitą stiprina. O pas mus to nėra, pas mus visi ten kiekvienas kas savo, kiekvienas jaučiasi gudresnis, geresnis, švaresnis. Ir tai yra ganėtinai liūdna, tai yra trumparegiška politika ir mus po vieną taip laužys ir sulaužys. Nebent kažkas galvoje pradės keistis, tada gal mes atsispirsim. Nes šiaip iš principo laimėti informacinį karą tikrai galima, nes šita valdžia, šita santvarka daro be galo daug kliurkų ir tai reikia tiesiog tas kliurkas pakelti kiek įmanoma aukštesnį lygį, tai reiškia, kad per visus kanalus turėtų tam tikrų momentų praeiti panašiai tikslinga informacija, gerai paruošta informacija, ne ten koks mekenimas, Janutienės kaip jinai mėgsta, bet normaliai paruošta sutvarkyta informacija. O tam reikėtų turėti bendrą asociaciją, bendrus susirašinėjimus ir tiesiog elementariai bendradarbiauti. Bet kuriuo atveju, aišku, užuojautą jiems už tą bylą, tikrai žmogiškai visiškai suprantu. Be abejo, tai neigiamai vertinu šitą teismo procesą ir aš manau, kad jisai yra ne paskutinis tų teismų procesų, tokių bus dar daugiau. Ačiū draugai, kad klausote ir iki.